Advento laikas, kaip žinia, visi laukiam Kalėdų ir Evangelija arba Dievo žodis kreipiasi į mus šiuose mišiuose, be abejonės jis kreipiasi nuolat, bet išskirtinu būdu, kada dalyvauja mišiuose ir sako, kad Jėzus ką darė? Skelbė gerąją naujieną. Gerąją naujieną. Taip pat ir Jonas Krikštytojas skelbė gerąją naujieną. Klausimas mums, kas mums yra geroji naujiena? Gera žinia. Ot kada tu išgirsti gerą žinią, esi laimingas. Kokia ta gera žinia? Kokią gerą žinią mes norim išgirsti? Ir kiekvienas čia galėtume taip pagalvoti, pafantazuoti. Nu ką, gera žinia yra kas? Sergi žmogus ir išgyji. Tai tik superinė žinia, labai gera žinia. Gera žinia, kada gauni gerą darbą. Gera žinia, kad pakelia algą arba pensiją, daugiau pinigų gauni, geriau gyvent gali. Gera žinia, ko gero yra, kada, pavyzdžiui, jūsų vaikai ką nors irgi gauna, kur nors įsitaiso gerai. Jums, tėvams, tai yra nuostabi žinia. Taigi tų gerų žinių, tai aibę galėtume išvardinti ir kiekvienas tą gerą žinią, žinot, suvokiam skirtingai ir esam laimingi, kad laikas nuo laiko mus pasiekia geroji naujiena, geroji žinia. Ką nori savo gerąją žinią arba naujieną, Evangeliją pasakyti mums Jonas Krikštytojas šiandien mums susirinkusiems? Ką jis nori pasakyti? Jo geroji naujiena truputėlį yra persipinusi su tokiu, suprantat, tikrumu ir su tam tikra grėsme. Ir dėl to mes kartais net nesuvokiam, kaip šita geroji naujiena gali būti, jeigu taip atidžiai įsiklausom į Šventąjį raštą. Žiūrėkit, girdėjote, ne, sako Jonas Krikštytojas, kada pradėjo galvoti, ar jis tik tai nebūsęs Mesijas. Sako, ne, aš jūs krikštiju, sako, vandeniu, kad jūs atsiverstumėt ir mokinu, kaip gyventi. Tačiau po manęs ateis Jėzus, kuris krikštys jūs kuo? Šventąja dvasia ir ugnimi. Ką tai reiškia? O ateis Jėzus ir štai mes laukiam ateinančio Jėzaus, ne, ypatingai jo užgimimo. Aišku, jis gimęs, bet vėl užgimimo iš naujo, užgimimo, naujo mūsų susitikimo su Jėzumi mes laukiame ir jį švenčiame ir patirime kartas nuo karto. Ką tai reiškia? Jis mus krikšti šventąja dvasia ir ugnimi. O mums atrodytų, sėdim ramiai, žiūrim, nieko nereiškia. Tai vadinasi, mūsų ir nepakrikštis. Kaip kai kurie pas Jono Krikštytojo nėjo krikštytis vandeniu ir nebuvo pakrikštyti, kiti ėjo. Taigi mes irgi turim pas Jėzaus ką? Eiti, kad būtume pakrikštyti šventąja dvasia ir ugnimi. Ką reiškia ugnis? Ugnis degina. Viskas savaime suprantama. Mums atrodo toks, šventa liepsnelė, gražu žiūrim iš tolo, atrodo gerai galim pasišildyti, bet kada jų mus paliečia ugnis, degina. Taigi ką reiškia? Reiškia, kad nuplauna, nuvalo, nuskaistina, išdegina mūsų ką? Mūsų blogus prisirišimus, ydas, nuodėmes, ketinimus, mintis, blogybės, purvą, nešvarumus, sudegina, kad nebūtų mumise. O kas norim iš mūsų, kad mums išdegintų mūsų kažkokias, kažkokius malonius prisirišimus, kaip minėjau, priklausomybės tam tikras turime, ar didesnės, ar mažesnės kam nors. Taigi esam palinkę į nuodėmę ir šitos nuodėmės iš tikrųjų nėra taip lengva atsisakyti. Ne vienam iš mūsų. Lengva yra pasakyti ir troškimas, kad be abejonės kiekvieno mūsų širdėse yra, bet kada reikia daryti konkrečius žingsnius, tai degina kaip ugnis. Ir gerai. Vadinasi, mes esame paliesti šventosios dvasios. Šventoji dvasia įkvepia ir mes kažką darom konkretaus, realaus,
kad būtume nuskaistinti, nutyrinti. Be abejonės šitas procesas, nėra toks jau, kaip sakant, ugnis ir viską sudegino. Iškart vykstantis jis yra nuoseklus, palaipsniui, bet vis dėlto jis yra būtinas. Jis yra būtinas. Mes visada, kiekvienas esam kaip? Apsiprantam su savo gyvenimu, su savo nuodėmėmis, su savo silpnybėmis, ko mes tikrai netrūkstam, apsiprantam ir gyvenam taip. Bet ateina Jėzus ir sako, tai turi būti išnaikinta, tarsi ugnimi išdeginta. Ir tas ugnis yra įvaizdis, ugnies įvaizdis yra tikslus, nes, kaip minėjau, paliečia mūsų esmę. Esmę paliečia. Taip ir skaudžiai, kad dega kaip ugnis. Ir teologas Baltazaras taip yra pasakęs, kada žmonės, nueis į skaistyklą po mirties, jie irgi turės būti nuvalyti ugnimi. Kokia ta ugnis jis nepasako, bet turėsim tarsi ugnimi būti išgryninti, nes į Dievo karalystę, į dangų mes negalim netyri įeiti. Taigi šventės, adventas yra laukimo laikas ir pasiruošimo laikas. Ir tada mes, kaip sakant, ruošiamės, kad reikėtų mažiau skaistykloj tos ugnies. Suprantat? Jau dabar mes žiūrim, stengiamės, darom kažką, neatstumam tos ugnies, nebėgam, bet darom kažką, kad tikrai šventoji dvasia mus paliestų ir mus nuvalytų, mes taptume Dievo vaikais. Tai geroji naujiena, ar geroji naujiena? Turbūt nebūtumėt pagalvoję, kad tai geroji naujiena, bet iš tikrųjų tai yra geroji naujiena, bet galimybė mums ką? Tapti geresniais, tapti kitokiais žmonėmis, tapti naujais žmonėmis. Procesas, ką minėjau, be abejonės pakankamai sudėtingas. Toliau dar sudėtingiau jis, dar aštriau kalba. Ką sako? Sako, taigi ateis po manęs, Jonas Krikštytojas kalba, galingesnis už mane, būtent Jėzus Kristus, kuris kaip, ką darys? Jo rankoje vėtyklė ir jis išvalys savo kluoną, surinks kviečius į klėtį, o pelus sudegins neužgesinama ugnimi. Ar jūs suprantat šitą įvaizdį, papasakojimą, suprantat? Kaip atskiria grūdus nuo pelų, suprantat? Kurie esat vyresni, kurie gyvenot kaime, man teko kaime irgi gyventi, ir aš mačiau, kaip mano tėvai tuos pelus nuo grūdų atsijoja. Tai žinot, kaip būdavo. Būdavo tam tikros mašinos, tada dar tokios paprastos, bet būdavo tie, kurie to neturėdavo, kada vėjas, pakankamai vėjuota diena būdavo, pakankamai, nelabai per daug, bet jau žmonės žinodavo. Išeidavo lauk, pasimdavo grūdų maišą ir su pelais būdavo, nebūdavo atskirti kaip dabar, kai nukulia viskas tvarkingai yra, ir tuos grūdus mesdavo viršų. Vėjas pučia, tie grūdai, grūdai nukrenta, o pelus nupučia. Ir taip varydavo. Paskui pelus su šūpelin sukabina ir juos jau į ugnį. Pasakymas to meto žmonėms labai akivaizdus ir aiškus. Taigi, sako, Jėzus bus tas, kuris turės tą viduoklę ir vedins, pūs į mus ir kas bus grūdai, kas bus tikras, tvarkoj į kluoną, į dangaus karalystę, viskas gerai, jis tikras, o kas bus tik pelai, dar blogiau, kad ta ugnis neužgesinama, įsivaizduojat. Tai kad deg ir sudegė viskas taip, kaip ir suprantama, bet kad degs ir nesudegs, tai matot, grėsmė tokia. Grėsmė. Ar to geroji naujiena? Žinot, štai Dievas kalba tikrai, jis kalba ne taip, kaip mes norim. Saldainiukus mums dalyja, dovanas dalyja, švieselės įžiebia, kalėdos laukit, ateikit, melskitės valio, išganyti, viskas į dangų, visi būriu einam. Aišku, bet nori, kad mes atkreiptume dėmesį, kad Jėzus irgi atsijoja, kas tikras, kas netikras.
Ir yra ne mes. Žinot, mes galim pradėti galvoti, mes jau tačiau toks, tuo noks, tu taip, tuo naip. Mes jau tie atsijotojai esame. Ne mes. Dievas. Labai aiškiai turim tą suprasti. Dievas, mes tos teisės ne vienas neturim, ne vienas. Bet Dievas taip. Ir kiekvieną iš mūsų jis perpūs. Ir kur mes nuskrisim? Pelai, lengvi, per lengvi. Ir nupūs kažkur, kur tikrai nenorim. Perspėjimas. Gera žinia. Suprantat, bet gera žinia tokia, tu nepražūsi. Tu vadinasi, atkreipiai tai dėmesį, taip kažką žiūri, ką gali pataisyti. Į kažką atkreipė dėmesį, kas netvarkinga, kas gerai. Ir tėvai mūsų, ir seneliai, ir protėviai, į tai kreipdavo dėmesį. Būdavo šventė, pasiruošimas ypatingas, išpažintis, kad jau Kalėdas aš galėčiau švęsti normaliai, ne? Tai pasiruošimas būdavo toks tikrai ypatingesnis ir į tai kviečia šventasis raštas. Toliau, ką dar jums čia pasakyti? Toliau, kad taip atsitiktų, kad mes būtume tikri grūdai, kad mes nebūtume pelai, kad mes patektume į dangų, kad mes džiaugtumės gyvenimu, kad mes būtume tikri žmonės. Klausia visi, ką turime daryti. Ir kiekvienas, ir jūs, ir aš tame tarpe, žinot, kada pradedu apie tai galvoti ir klausiu viešpaties Dievo. Ką viešpatie Dieve, Jėzau, aš turiu daryti? Klausimas yra asmeninis, nes mes kiekvienas turim savo nuodėmes, kiekvienas turim savo priklausomybės, kiekvienas turime savo bėdas. Ir klausim, ką aš turiu daryti, būdamas, dirbdamas šitokį darbą, turėdamas šitokį charakterį, turėdamas šitokias kažkokias nuodėmes arba ydas, arba netgi priklausomybės, ką man Dieve reikia daryti. Ir šiandien, aišku, mums išvardina Evangelijoje įvairias žmonių grupės ir jie klausia, ką jie turi daryti. O atsakymas Jono Krikštytojo yra iš tiesų labai toks, labai platus ir įdomus. Be abejonės, kaip minėjau, atsakymas, Dievo atsakymas kiekvienam iš mūsų yra asmeninis. Bet aišku, tie atsakymai, kuriuos skaitom ir girdim Evangelijoje, gali būti mums nuoroda tam tikrą prasme. Pavyzdžiui, girdėjau mane, kas turi 2 marškinius, tai pasidalija su neturinčiu. Ką tai reiškia? Mes visi aiškiai suprantam, jeigu aš turiu daugiau, negu man reikia, aš galiu pasidalinti su kitu. Kas be ko? Taip. Bet yra kita vertus. Žiūrėkit, žymiai yra gilesnė prasmė. Ką reiškia rūbas? Kas yra apsirengęs, ne? Kas yra apsirengęs? Ką reiškia rūbas? Didelę prasmę turi rūbas. Žmogus jis turi savo, arba jaučia, patiria savo ribas nuo odoj. Mūsų oda nuoga yra, ją turim pridengti su kažkuo. Ir žiūrėkit, kada mes apsirengiam, ją pridengiam su tam tikrais rūbais. Ir nepaslaptis, kad mes didžiulį dėmesį skiriam apsirengimui, daugiau ar mažiau. Taigi, ką taip sako? Sako, kas mes esame. Ir kartais, kada pamatom žmogus apsirengęs vienaip ar kitaip, galim padaryti tam tikras išvadas. Tvarkingas, netvarkingas, turtingas, neturtingas ir panašiai. Nes jis išreiškia savo apsirengimu save. Aš sako, kas? Ir žiūrėkit. Ir šiais laikais, kaip? Labai jau perdeda žmonės, labai kreipia dėmesį į tą apsirengimą, į išorinius dalykus kreipia dėmesį. Kaip man apsirengti, kaip aš čia atrodau, kaip aš čia gražiai ar negražiai. Sako, jeigu tu turi pakankamai ir gali įvairiai ir kiekvieną dieną skirtingai rengtis, galbūt tu suteik galimybę ir kitam apsirengti, ir kitą pastebėti, ir kitam padėti, kad jis nevaikščiotų pusiau nuogas. Štai toks paprasčiausias paraginimas, kuris turi gilias prasmes ir kuris tinka, kas be ko
šiandieniniai visuomeniai, ypatingai kada ji yra orientuota į išorinius dalykus, į rūbus, galvodama, kad taip išreiškia save. Kad žmogus yra žymiai daugiau negu rūbas. Taigi, jeigu tu gali, tu padėk, nenusimink. Jeigu tu te turi vienus marškinius, užteks, viskas gerai, nenusimink. Jeigu tu negali dalintis, nes nieko neturi. Ne tai svarbiausia. Štai keletą žinių. Toliau, muitininkai klausė, o ką mums daryti? Kas buvo muitininkai? Tie, kurie rinkdavo mokesčius. Tie, kurie susidurdavo su pinigais. Ir įsivaizduoja šiandieniniai visuomeniai ką? Iš tikrųjų yra nemažai žmonių, verslo žmonių ir šiaip įvairių žmonių, kurie susiduria su pinigais. Ir tuos pinigus ką gali padaryti? Gali juos pasisavinti, neteisingai, pavogti, pasiimti, nusukti. Su tuo mes susiduriam, ne vienoj vietoj. Ir ką sako Jonas Krikštytojas šitiems žmonėms, tame tarpe ir muitininkams? Taigi, dirbkit savo darbą. Gerai, kad jūs tą darot, bet jūs nereikalaukite daugiau negu nustatyta. Taigi neužsidėkite nežmoniško antkainio, nelupikaukite, neapgaudinėkite, neapvaginėkite kitų žmonių, ypatingai tų mažiausiųjų, kurie ir taip vos galą su galu suduria. Ir mes matom kartais įdomiausia, prekybos centrai didžiausi ir turtingiausi, net maišiukus apmokestinu po 1 centą. Tai įsivaizduojat, taigi, sako, kad pasitenkinkite tuo, ką uždirbate sąžiningai ir teisingai. Nenorėkite to, kas jums nepriklauso. Pasakymas kiekvienam yra turbūt aktualus. Kiekvienas norim uždirbti, kiekvienas norim turėti, bet tai, kas mums priklauso. Toliau sako, jeigu beturim laiko, kareiviai, ką jiems? Neskriauskite kitų. Taigi turite galią ir šitos galios neišreiškite perdėtai. Atlikite, kas jums priklauso. Taigi, kada turime galią kitam, nenaudokime jos perdėtai, kad kitas nebūtų naikinamas. Štai tokie patarimai, kaip tapti tikru žmogumi. Amen. Dabar atsistoja